Geras FM reklama. Tai nutiko viena vasarėlė, viena karštą gražią vasarėlę, ant asfalto šiltutėlę susirinko daug draugų. Pasakyk, mielasis, kas tai yra vasara? Ak, artistas. Pedant artistas, a? Nebūtina laukti vasaros, kad taptum artistu. Baras artistai. Jiems nereikia reklamos. Didysis metalo ketvertas Megadeth. Birželio 27 dieną Teatro arena Vilnius. Aukščiausios klasės sunkiausia muzika. Partneriai TV3, Lietuvos rytas, lrytas.lt, muzikos portalas Ferum. Bilietai visose bilietų pasaulio kasose ir ticketpro.lt. Megadeth. Birželio 27 Vilniuje. Automobilį išsirinkti sunku, padangas gerokai lengviau. Jums padės Balsana. Didžiausias pasirinkimas padangų ir ratlankių kiekvienam automobiliui. Mus rasite adresu Kalvarijų 125, 23 korpusas, Sigmos teritorija. Telefonas Vilniuje 275-3356 arba mobilus 8686 010 60. Išsirink padangas internete jau dabar. Spustelk www.balsana.lt. Balsana. Padangos ir ratlankiai visiems. Radio stotis Geras FM. Geriausi visų laikų ir šių dienų hitai. Attention, uwaga, dėmesio, vнимание, please. Gyti, tu turi mikrofoną? Aš turiu mikrofoną, ar tu mane girdi? Puikiai, puikiai. Gali garsiau rėkaut? Aš galiu rėkti garsiau? Drąsiai, drąsiai. Nieko nėra nuostabesnio, kaip rėkti garsiau. Žinai, nėra, tai kiekvieną dieną, bent jau beveik kiekvieną dieną mes su tam susigalvojam kokiu nors įdomių rekordo siekimo, reiškias, nesąmonių, supranti, fantasmagorijų. Ir štai šiandieną, reiškias, yra tokia užduotis, kuri vadinasi varškėtroška. Varškėtroška? Taip, būna karvėtroška. Tai šiandien aš esu varškėtroška. Ką daro varškėtroška? Varškėtroška labai trokšta varškės, taip? Ir tai yra pasaulinio masto sporto rūšis, kuri bus siekiama pasauliniam rekordui? Taip, brolyti, varškėtroška valgo varškę. Gerbėmiai, jūs galite įsijungti mūsų internetinį puslapį www.gerasfm.lt. Man atrodo, signalas dingo, aš nebegirdžiu jo eteryje. Aliu. A, dabar jau vėl girdisi. O, gerai. Batareikos, matyt, mano truputėlį yra silpnos, tai gal dėl to. Nu. Girdi mane, ne? Girdžiu. Nu, tai va, tai žodžiu, šiandien aš turiu priešais save maždaug 300 gramų varškės, sumaišyta su uogienė, kad būtų spalvingiau. A kokia uogienė? Uogienė yra, taip, uogienė yra keptų obuolių uogienė ir yra spanguolių uogienė. O, brolyti, taip, žinok, būsiu po valgymo, tai žinok, veidelis atrodys, tarsi būčiau po barščius braidės. O kaip čia gali veidelis kažkaip atrodyti? Nu, kai valgai variškę vien tik tai veideliu, supranti, aš be rankų valgysiu ją. Bet priešais mane dabar yra metalinius bliudelis. Visą tai galima matyti tiesiogiai gyvai internete, įsijungus mūsų Geras FM, reiškia, internetinį puslapį. Suskupkit, gerbėmėjai, tą padaryti, ten rasit video transliaciją. Viskas gyvai dabar yra. Jo. Ir aš be rankų... Alio, girdi mane? Taip, alio, girdžiu. Nu, gerai. Tai aš be rankų ir be kojų pabandysiu šokti ant bobos. Tai yra suvalgyti varškę, ta prasme, be rankų. Nu, tai šok ant tos varškės. Klausyk, aš čia turiu sekundometrą. Nu. Sekundometrą, kur Steve'as Jobsas išrado sekundometrą tokį. Ar reikės paspausti? Reikės paspausti tą sekundometrą. Jo, spustelt šitą, o Jėzau, Marytė, šitą tą reikės paspausti mygtuką. O čia kokiu tikslu? Kiek laiko duodam? Kokiu čia tikslu? Kokiu tikslu? Aha. Pasaulio šitiemgi pušim išsaugoti. Aha. Ai, tai tu... skirtas pasaulio pušim išsaugoti ir kitiem berželiam. Ir tu turi kuo greičiau suvalgyti tą varškę. Susrėpt varškę. Jeigu aš tą padarysiu ir man pavyks, aš už tai gausiu prizą. Bet tu srėpk, skubėk, kad būtų tokia dramatinė, sportinė įtampa, lyg filme Karvių mūšis. Lietai nebus, žinok, brolyti, lietai nebus. Kas čia prasklydo pro kadrą, kažkoks tai skraidantis objektas, žiūrėk, geras, kažkas praskrenda. Čia prizas, kurį aš gausiu. Tai Gergo, tai tu pasiruošęs?
Taip, kam? Spausti Steve'o Jobso išrastą sekundometrą. Sekundometras. Gerai. Klausyk, Nergaudai, tai viskas, aš guliu ant žemės dabar kaip sykis, aplink mane rankšluošiai, viską, aš pasidedu mikrofoną, kad girdėtųsi drama. Maurojimas, kad girdėtųsi. Kad žiaumojimas ir kiti plytgarsiai. Gerai. Gerai. Aš tave matau ekrane televizijos šitame internetinės. Jo. Vat žmonės, pažiūrėkit, koks Gytis laimingas, gražus ir koks jo veidas atrodo prieš rekordą. Ir koks nekaltas veidelis. Ir kaip viskas tuoj pasikeis, ne? Nu ką, gerbiamas pasaulio rekordininkė, 3-2-1, važiuojam pirmin. Ponios ir ponai, radio stotyje Geras FM precedento neturinčios sportinės varžybos. Sportininkas... Jo. Sportininkas Gytis Balčiūnas kažkaip tai veidu panašus būdamas į vėžliuką tokį nindzę, valgo be rankų daug varškės su uogiene. Ir čia yra pasaulinis rekordas, kuriuo siekiama išgelbėti Lietuvos beržynus ir paušinus nuo visiško sunaikinimo ir jų pardavimo užsienietiškoms baldų įmonėms. Nergaudai. Ką, atsargiai nesutepliok mikrofono. Čia tau nešaukštas. Man atrodo... Čia White Barzdas Day. Man atrodo, žinok, aš jau nusipelniau prizą, žinok. Man atrodo. Ir taip pasaulio rekordas per 54 sekundės pastatytas. Sustabdom Steve'o iCrackponą. Ir žiūrėkit, ponios ir ponai, koks laimingas pasaulio čempionas Gytis Balčiūnas pastatęs varškės valgymo rekordą. Nu ką, mes dėkojame visiems už dėmesį, iki kitų sportinių susitikimų. Plojimais atsisveikinime kinkime su fantastišku sporto čempionu Gyčiu Balčiūnu, kuris pastatė dar vieną nepamirštamą pasaulio rekordą. I'm sitting